Esame širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje ir netrukus kalbėsime su docentu, medicinos mokslų daktaru, gydytoju, intervenciniu kardiologu Ramūnu Uniku. Esate intervencinis kardiologas. Koks yra pagrindinis jūsų darbas ir kas tai yra intervencinė kardiologija? Kardiologija tai yra medicinos sritis, kur pacientai gydomi dėl širdies susirgimų ir širdies ligų. O mano pagrindinis darbas būtent yra, kaip minėjote, intervencinė kardiologija. Intervencinė kardiologija tai reiškia, kad pacientams atliekamos intervencinės procedūros, kurios gali būti atliekamos sergant širdies kraujagyslių siaurėjimo liga, taip vadinama išeminė širdies liga, esant užsikimšusiom širdies kraujagyslėms arba pacientui įvykus ūminiam miokardo infarktui dėl kraujagyslių užsikimšimo. Darbas vyksta visą parą, 24 valandas per parą, kaip mes kalbame. Ir kada pacientas beatvyktų dėl ūminio miokardo infarkto, dėl ūmiai užsikimšusių širdies kraujagyslių, mūsų darbas ir yra būtent surasti tas užsikimšusias širdies kraujagyslės ir jas atkimšti kateterių, specialių kateterių pagalba, neoperuojant paciento, nereikalinga bendrinė nejauta tokiam pacientui, tiesiog procedūros metu, nors procedūros atliekamos operacinės sąlygose, tačiau su pacientu mes bendraujame, klausime, kaip jis jaučiasi procedūros metu, ir jau sekančią dieną ar dar po dienos pacientas gali grįžti į savo įprastinį normalų gyvenimą. Su kokiomis širdies lygomis dažniausiai susiduriate? Kaip ir visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje, taip ir Kaune ir mūsų klinikoje dažniausia liga širdies, tai yra būtent išeminė širdies liga, angliškai vadinama koronarinė širdies liga. Tai reiškia, kad širdies vainikinės arterijos siaurėdamos ir užsikimšdamos sukelia visą eilę simptomų, kuriuos pacientai blogai toleruoja. Tai yra skausmą krūtinėje, fizinio krūvio metu arba ramybėje. Tai yra pagrindinė sergamumo ir mirštamumo priežastis visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje. Kokia techninė įranga yra pagrindinė jūsų darbe? Kaip matote, mes esame operacinėje, intervencinės kardiologijos operacinėje ir čia naudojama technika, iš tikrųjų labai brangi aparatūra čia matyti, jos kaina yra apie 6 milijonai litų ir ši aparatūra yra pagrįsta rentgeno spindulių generavimu ir būtent jų pagalba mes galime matyti, kas yra paciento širdies kraujagyslėse, kaip jos atrodo būtent. Bet kardiologija be abejo neapsiriboja intervencinė kardiologija, kaip aš ir kalbėjau, naudojame daug įvairios aparatūros, tai ir specialūs krūvio mėginio veloergometrai arba treadmilo takeliai, tai ir įvairiausių generacijų širdies echoskopai ir elektrokardiografai. Manau, kad kardiologija tai viena iš tų vidaus ligų sričių, kurioje aparatūros yra daugiausia. 2004 metais dalyvavote Lietuvos kardiologų misijoje Indijoje. Gal galėtumėte plačiau papasakoti, kokią veiklą ten vykdėte? Tai buvo Lietuvos kardiologų ir kardiochirurgų misija padėti dviems kardiologijos centrams pradėti dirbti gydomąjį ir tyriamąjį darbą. Tai buvo dvi ligonės, viena buvo atidaroma pietų Indijoje, Keralos valstijoje, kita ligoninė buvo atidaroma Čenajuje, anksčiau vadinosi šis miestas Madrasu. Ir tiesiog tai buvo naujai pastatytos ligonės, reikėjo mokyti vietinį personalą, pradėti dirbti su pacientais, su aparatūra, ir tą sėkmingai padarėme.